Kaipgi tapti žmogumi, kurį bijoma prarasti? Kokias savybės turi tas žmogus? Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Pirmiausia, pasitikėjimas savimi. Kas tai yra? Tai savęs suvokimas, tikėjimas ir pasitikėjimas savimi. Tai žmogus, kuris visada yra savimi. Kodėl tai santykiuose yra labai svarbu? Pirmiausia, dėl to, kad šalia tokio žmogaus aš irgi galiu leisti savo būti savimi. Jei žmogus nieko neveikia savęs už kiekvieną klaidą, nesigėdėja savęs, jaučiasi svarbiu savo gyvenime, tai ir kitą priims. Jei žmogus suvokia save, priima tai, kad gali būti ir mielas, ir blogai nusiteikęs, jis leis ir kitam tokiu būti. Antras, tai mokėjimas tvarkyti su savo emocijomis. Jei žmogus valdo impulsyves reakcijas, nereaguoja tik gynybomis, tai jis yra stabilus, jis turi pusiausvyrą. Toks žmogus nebus emociškai priklausomas nuo kito žmogaus. Jis nesitikės, kad tik tas kitas žmogus gali jam suteikti džiaugsmo, laimės pojūtį. Toks žmogus gali ir nuliūsti, supykti, bet jis nepriima kito žmogaus žodžių ir veiksmų, kurie jam nepatinka, kaip kažkokių tai nemeilės įrodymų. Toks žmogus nepriklauso nuo kito žmogaus nuotaikos, net duoda kontrolės už savo savijautą kitiems. Dar viena svarbi savybė tai yra, kad toks žmogus nekuria nerealių lūkesčių ir nerodo labai didelės iniciatyvos, neužbombarduoja kito žmogaus dėmesio. Jis gerai jaučiasi ir būdamas kartu, ir būdamas vienas. Ypatingai daug dėmesio kitam skiriantis žmogus veikia iš emocinio alkio, iš baimės būti vienam, iš vienišumo jausmo. Jam labai trūksta tokiam žmogui ryšio su savimi. Ir dar galiu pasakyti, kad tas žmogus, kuris be perstojo rūpinasi kitais, nemoka dalintis. Jis iš tikrųjų neturi kuo dalintis, nes jis veikia iš emocinės tuštumos, kurią ir bando kompensuoti atsidavimu ir rūpesčiu kitų žmogumi. Toks į kitus besikabinantis žmogus tiki, kad tik kitas žmogus užpildys jo vidinę tuštumą ir sukurs tokį jam saugumo jausmą. Labai atsakingai sakau, ne, emocinės tuštumos joks kitas žmogus neužpildys ir nepadovanos jums saugumo jausmo. Dar viena svarbi savybė, kad tas žmogus yra iš tikrųjų geranoriškas, mylintis, spontaniškas. Jisai gerbia savo ir kitų ribas. Atsiminkite, kad žmonės sutinka su tokia meile, kokios jaučiasi vertas. Kai žmogus būna santykiuose, kuriuose nesijaučia mylimas, jis rodo tam kitam žmogui, kokiugi jis pasirenka būti tuose santykiuose. Jei žmogus myli save, jis tikrai nesutiks su nelygiaverčiais santykiais. Save mylintis žmogus jausis galintis sakyti, kas jam nepatinka, nes jisai giliai tiki, kad tam turi teisę. Toks žmogus nelaukia kokių nors meilės apraiškos fragmentų. Jis tiesiog netyli, kai jį įskaudina, kai žeidžia kažkokie tai partnerio veiksmai ar žodžiai. Jis neverkia paslapčiomis ir žinoma nenuvertina savo išgyvenimų, bandydamas įtikinti save, kad gal čia nesvarbu, kad taip jaučiuosi, gal tikrai nėra viskas labai blogai. Toks žmogus neieško pateisinimo jį skaudinančiam partnerio elgesiui. Ir dar labai svarbi savybė, kad tas žmogus jaučiasi laisvas ir laimingas savo gyvenime, nes jis leidžia savo gyventi kaip nori. Jis leidžia mylėti atsiveriant meiliai.
Jo baimė būti atstumtam, įskaudintam, nepriimtam yra gerokai mažesnė už tikėjimą savimi, už tikėjimą kitų žmogumi ir tikėjimu apskritai meilę. Toks žmogus yra laisvas. O laisvė tai ne baimių nebuvimas. Laisvė tai jūsų sprendimas valdyti savo gyvenimą. Aš labai dažnai sakau, padovanok savo laisvę, kad turėtum laimingus santykius. O dabar pagalvokite, o kokios jūsų savybės traukia žmonės ir kas jūs, kaip jums patiems dabar atrodo, tolina jūs nuo tokios asmenybės, su kuria būti nori visi ir kurią bijo prarasti.